Šiaulių universiteto menų fakulteto pradžia laikomi 1967-ieji. Tuometiniame Šiaulių pedagoginiame institute pradėti rengti piešimo, braižybos ir darbų specialybės mokytojai. Trejetą dešimtmečių fakulteto paskirtis nesikeitė. Tačiau stojantieji į fakultetą ateidavo su daug didesnėmis ambicijomis, prisimena vienas iš fakulteto dekanų Ričardas Garbačiauskas. Kadangi konkursai buvo, tai buvo kažkokia motyvacija didelė, didelis noras studijuoti, daug sužinoti, galų gale buvo smagios studijos turbūt jiems, reikia manyti. Ir tikrai turėjom daug labai gabių studentų, kurie tikrai norėjo studijuoti, norėjo būti menininkais, pirmiausia menininkais, o paskui ten jau mokytis. Gyvenimas jau jis pakoreguodavo savai, sakykime, ten 60% jų turbūt likdavo vis dėlto, ten daugiau, likdavo mokytojais, dailės mokytojais. O kiti, žiūrėk, įvairius darbus dirbo, bet visi tie darbai yra daugiau mažiau susiję su menais. Dabartinio dekano Vaidoto Janulio studijų laikais pradėtos rengti legendinės pieštukų dienos. Buvo toks interklubas ir ta veikla tokia buvo kaip ir šalia komjaunimo, kuris buvo oficialus toks, tas interklubas irgi oficialus buvo. Ir tada mano kurso draugas tapo interklubo prezidentu ir mes 81 metais padarėme jau pirmas piešėjų dienos buvo. Tai tokia, aišku, jos buvo pasižiūrėtas į FIDI dienas universiteto, tai čia nieko blogo nėra, aišku, jos visiškai kitokios buvo, išvirto visiškai kitokį dalyką ir jos, aišku, į studentų skaičių mes nebuvom tokie didžiulis fakultetas, bet tai buvo labai aktyvus dalyvavimas, aktyvus ruošimasis, matyt, to alkio, toks buvo alkis, trūko ir tuometiniai dekaniai jau docentai Vladai Kavaliūnai, tai tekdavo eiti, aišku, ir į tam tikras struktūras, gauti leidimus, jau tada mus milicija šitą lydėdavo, prižiūrėdavo. Po 2000-ųjų fakultetas pradėjo sparčiai augti, daugėjo studentų, keitėsi ir tobulėjo studijų programos. Tuo metu rektorius Vincas Laurutis iš užsienio parsivežė idėją įkurti menų fakultetą, prisimena buvęs dekanas Leonas Paulauskas. Jis tada ir pasikvietė mane ir muzikos katedros vedėją tuometinę pedagogikos fakulteto Marija Žibudienė docentė. Na ir mums pavedė, kaip liktai tokiam pusiau organizaciniam komitetui, organizuoti steigimą to fakulteto, o steigimo pagrindas tai buvo muzikų inkorporavimas į dailės fakultetą. Iš edukologijos tuometinio pedagogikos fakulteto į fakultetą, mūsų dailės fakultetą, perėjo, inkorporavosi tik tai iš esmės turbūt apie pusę muzikų. Antroji dalis liko ten. Tame tarpe ir visa profesoriaus Triušio vadovaujama dailės katedra tada liko ten. Ir kiti muzikai buvę kitoj katedroje liko vis dėlto ten. Ir pasakyčiau, kad tiek dailininkai nelabai troško ateinant muzikų, sunkiai įsivaizdavo tą bendrą gyvenimą, tiek dalis muzikų. Bet laikas parodė, kad vis dėlto tai buvo labai teisingas žingsnis. Menų fakultete atsirado įvairių menų krypčių studijų. Per tą laikotarpį išaugo net iki 5 meno krypčių. Čia ir audiovizualinis menas atsirado, čia ir estrados menas atsirado, muzikai atėjo pas mus ir dizainas tapo savarankišką meno kryptį. Mes lyg ir tas visas mūzas nedidelės tas turim, kuruojam, vadinkim taip. Ir aš manau, kad iš tikrųjų, pavyzdžiui, teatro, tiek ir muzikos studentai aktyvūs visuose renginiuose. Ir va šitoj galerijai, kiek atsimenam, kai buvo suorganizuoti kokie festivaliai vyko ir dabar, kad Noreikos skaitovų konkursas, kaip yra studentiško teatro, tarptautinis. Viskas atrodo taip susidėlioja. Viską mes turim tokiam labai, tarkim, gal nelabai, bet mažam tokiam modelyje,
turbūt galima sakyti, menų fakulteto studentų, dėstytojų darbai yra labai matomi, labiausiai matomi, kaip ir reprezentuoja universitetą. Ir ne tik čia Šiauliuose, bet ir Lietuvoje. Nu, aišku, ta reprezentacija, žinoma, jinai be abejo, jinai yra tokia. Ir mes visą laiką, kadangi jeigu tu lipi į sceną, automatiškai tu esi matomas. Vis tik tai scena teatro ir muzikams scena reikalinga, dailininkams, tarkim, reikalinga erdvė kažkokia, vėlgi pasirodymas viešas. Dizaineriai net būna, kurie savivaldybė yra konkursą net padariusi, daro atviruką, kurį paskui išrenka ir siunčia, sakykime, savo partneriams ir kitas savivaldybės ir panašiai. Galimybės nepalyginamai geresnės dabar. Be to mes patys dirbam tą linkmę. Dėstytojai, kūrėjai, kurie kūrė, kurie dirba kūrybinį darbą. Aš ir pats, būdamas, sakykime, pozicijoje dailininkų organizacijos pirmininkas Šiauliuose, tiesiog skatinau pastaraisiais metais, ne tik pastaraisiais, bet pastaraisiais ypatingai, kadangi aš turėjau kūrybinę grupę, sakykime, magistrų grupę, buvau jų vadovas, tai aš skatinau juos kuo aktyviau dalyvauti, reiškia, kad ir, man Šiaulių kontekstą, nebūtinai Šiaulių respublikiniam kontekste irgi, kad jie aktyviau dalyvautų. Ir turiu pasakyti, kad pasiteisino tas dalykas. Iš mano praeitų metų baigusių magistrantų jau keli reiškėsi normaliai respublikiniam lygmenį. Martynas Petreikis jau už tai, jis laimėjo keletą konkursų, ypatingai tas vienas, tiksliau dalyvavo, šiauliečių parodose ėmė dalyvauti. Padrąsinau, pasorganizavau jų grupinę parodą čia, parodų rūmuose, dailės galerijoje. Tai buvo pirmieji jų žingsniai. Ir vėliau jie patys, čia svarbu, kad jie užsikabintų, jie patys ėmė aktyviai reikštis. Ir jisai, štai jaunojo tapytojo prizas respublikinis. Šiauliuose dailės mokytojų dirbančiam Martynui toks pripažinimas maloni staigmena. Jaunojo tapytojo konkursas, jis jau antrus metus yra tapęs tarptautiniu, dalyvauja estai, latviai ir lietuviai. Ir jis yra išskirtinis tuom, kad jis yra orientuotas grynai į tapybos sritį, nei į grafiką, nei į dizainą, nors jau šiandien yra ir jaunojo dizainerio prizas Lietuvoje. Tai ir kažkaip tą prizą aš jau stebėjau pakankamai 2-3 metai kažkur jau vis galvodavau dalyvauti, nedalyvauti jame, bet žinote, kartais santūrumas ir galvojimas apie save, galbūt dar per silpna šiek tiek, ar ne, galbūt reikia daugiau dirbti su savimi ir su savo darbais, kad išdrįstum tai padaryti. Tai ir šiais metais visiškai paskutinę naktį absoliučiai buvau pakankamai dideliai dilemai, siūsti, nesiūsti darbą, bet galbūt verta pabandyti. Vis tik tai buvo magistriniai darbai, aš jais pakankamai buvau patenkintas tuo rezultatu ir išdrįsau sudalyvauti ir pasirodo sėkmė nuo manęs nenusisuko. Kitas labai svarbus aspektas yra tai, kad komisijos didžiąją dalį sudaro užsieniečiai, tai yra užsienio galerijų savininkai, meno kuratoriai ir jie turi pakankamai svarų balsą, ta prasme, vertinant. Dabartiniai menų fakulteto studentai kuria savo tradicijas, ieško kitokių erdvių savo kūrybingumui atskleisti. Pieštuko dienas pakeitė įvairūs nauji projektai. Jie daro tai, ko jam reikia, bet dabar, kad vėl jie tas piešėjų dienas atgyvintų, jeigu per prievartą varysim, pagal mane nieko nebus. Tai turi organiškai išeiti ir matyti, viskas keičiasi. Tada nebuvo mobilių telefonų, dabar atsirado, dabar nebuvo kompiuteriais atsiradęs, naujos technologijos visas sąlygoja tuos dalykus, aš taip manau. Dabar yra socialiniai tinklai, dėl ko taip tas neišėjimas, tarkim, į visuomenę kažkur į gatvę su kažkokiam eisenom, nes viskas Facebook'e. Visi vieni kitus mato, bendrauja per tuos socialinius tinklus. Tai čia vėlgi, ko mes neturėjom, dabar tas yra. Mes dabar tik tai, kaip sakyti, aš sakyčiau, netgi jaunimas priekį eina, mes tik iš paskos ten pasižiūrim. Kur kas lengviau bendrauti internetu, dėl to labai vertiname susitikimus tiesiogiai, bendravimo gyvai niekada nepakeis Facebookas ir nepasidalinsi tą informaciją, neperduosi jausmo. Tikrai pažįstu daug kūrybiškų žmonių, kurie tapo, jeigu ne naktim, tai dienom ir iš tikrųjų labai linkia organizuotis ir susiburti. Ir tie krikštynos, kurios nuskambėjo ir nuaidėjo spalio pabaigoje ir sutelkė labai nemažą būrelį žmonių ir jaunų, ir pirmakursių, kas labai džiugu, kad ir ketvirtakursiai, ir pirmakursiai susivienijo tokiam renginiui.
ir menukai prisipildė ir studentų čiauškesio, ūžesio ir labai smagu. Su mūsų fakulteto dėstytojais gali mieste susitikus pasikalbėti, pasisveikinti visai kitaip negu su tiksliukais ar šiaip kitokiais. Čia esame daugiau kaip šeima negu kaip dėstytojas ir studentas. Bet kurio dėstytojo galime klausti bet kokio mums rūpimo klausimo, tiek iš gyvenimo, nebūtinai susijęs su paskaitom, visada atsiranda ką pasakyti, atsakyti ir apie ką pasikalbėti. Ir tas bendravimas ir toks, tarkim, darant tą paprastą darbą, leidžia įnešti kažką savo, ne tik ten banaliai tos linijas nupiešti ar ten nuspalvinti ar dar kažką, bet kažką sugalvoti, į tą patį darbą įdėti daug kūrybos. Iš tikrųjų, tai labai norėjau studijuoti, būtent čia, būtent dailę ir dizainą ir kažkaip pasisekė gerai, išlaikiau egzaminus ir įstojau. Patinka to čia? Labai patinka. Iš tikrųjų, ir net nenorėčiau ar į kažkokį Kauną, ar į Vilnių, kur atrodo ten kažkas turėtų būti kitaip, bet čia ta atmosfera man labiau patinka. Įsiliejau ir stengiausi pritapti. Esu 4. kursė ir tikrai galiu pasakyti, kad menų fakultetas yra nedidelė, bet labai kūrybiška, originali bendruomenė ir tos Krikštynos kaip tik buvo įžanga į šitą bendruomenę. Ir po pertraukos, bet manau, kad labai vykusios ir galbūt šį tradiciją tęsis, labai tikiuosi to. Man menų fakultetas yra tiesiog jau pirmieji namai. Čia visas gyvenimas vyksta, visi renginiai. Tiesiog neįsivaizduoju nei vienos dienos, bet aišku. Gal menų fakultetą gaubia ypatinga aura? Tuo neabejoja buvęs dekanas, fizikas Leonas Paulauskas. Lyginant su kitais kolektyvais, tiksliųjų mokslų, menininkų kolektyvuose yra vis dėlto malonu dirbti, kadangi jie daugumo yra dūšių žmonės, sielos žmonės. Neįsivaizduoju aš dabar jau Šiaulių universiteto kaip regioninio be menų fakulteto.